Sveiki visi, su jumis šiandieną pats profesionaliausias dviračio apžvalgėjas Dovydas. Ir šiandien apžvelgsime Engve X24. Šiandien apžvelgsim Engve X24 SE. Ne bet kokį, o X24. Ką reiškia X24? 24 colių ratas. Kadangi Engve nesugalvojo, kaip mandriau pavadinti, tiesiog ratą paėmė 24 ir pavadino 24. Paėmė 20 colių X20 pavadino, nes 20 colių. Nes fantazijos pritrūko, nes visą fantaziją sudėjo į šitą rėmo mechanizmą sulenkimą. Tai va, ši čia irgi, kaip matote, yra sulenkamas dviratis. Labai standri, kaip sakyti, standri. Aš iš lietuvių nedaug gavau. Standi jungtis. Tvirtai padaryta, nieks čia nekleb. Matot, tvirtai viskas. Tai va, visą fantaziją, visą savo išmislą sudėjo į šitą užsegimą. O, paspaudžiat, atsikabina. Matot, kaip stipriai? Palenkėt. Opa, o čia tuščia. Ten piniginę galite pasidėti. Galite piniginę įsidėti. O dar geriau būtų, jeigu įsidėtumėt antrą bateriją, nes yra palikta antrai baterijai. Nes pagrindinė baterija, tai yra du variantai. Pirma versija yra su baterija integruota po jūsų sėdimąją, o kitą versiją galite iškart pirkti su dviem baterijom, kuri rėmė integruota, bet galite ateityje dasipirkti, jeigu reikės dar vienos baterijos. Čia yra 19,2 AH baterija integruota į šitą sėdynę, kuri eina į... Parodė, kaip jinai traukus. Ką traukia? Nu, ištrauk, parodė. Taip, čia atsikabina, atinga, ne? Čia įsitraukta lauk kištukas. Čia biškai atsisupat, kad taip saugiai būtų. Opcija, ištraukėt, pasukot raktelį, atkabinat svirtelį. Čia to pačiu ir sėdynę reguliuoja. Jo, ir sėdynę reguliuoja. Nu. Kaip sekas? Labai gerai. Palabiškai. Kad ta spina jau nieko nebelaiko. Čia, na, pusę pajudim, kairę. Nėra ten veržlės. Ta kardą, kur turi ištraukti. Tai pareguliuoti reikia. Ana pusė. Tai gal net netlik. A, jo. Čia prisišyksi toj. Ne, reikia replių. Nu, apsėsi, gerai, viskas, tiek va bus parodėme. Žodžiu, tiek įsitrauk. Gerai. Tiek įsitrauk. Ne, reikia čia atsukti, tingai iš tikrųjų nešti. Pasižiūrėkit, kur pilnesnės normalios apžvalgas, kai įsitrauk. Žodžiu, pasikeli, kokį jums reikia. Bet ją gali išsinešti, išsitraukti, įsinešti. Jo, bet jeigu va šitą užveršit, tai galite palikti, kur norit, niks neištraukti, nežinau, nebent koks crossfiteris arba Savickas norėtų pavogti iš jūsų. Nu, sportiškesnis nei tu, tą norėjai pasakyti. Nu, jo, kažkas tokį. Taip, taip. Taip, va, vėl įsikišot, šitą užsukot, čia va yra krovimo lizdas, čia, tada. Ne, žodžiu, kištuks, pakrovėjai. Nu, gerai, parodys. Va čia va, viršai. Jeigu norite įsitraukti, namie krautis, tai va galite šitą. Taip, įsijungėt šitą, viskas įjungta, čia užsirakinot. Čia va, jeigu va, kažkur mieste palikti, yra toks raktelis. Jis tada, palaukite, parodysiu, užsifiksuoja. Ne, neužspaudžiu. Kas, tu čia nesgrebaila, aš nesuprantu. Opa, užsukam. Neįsitraukiam. O, viskas veikia. Tai va. Čia įsikiša. Palauk, trukdai, nematau. Man čia tai apžvalga. Taip, nežinau, kas galėtų pirkti iš mūsų. Bet mes populiariausi. Gale amortizatoriai veikia. Maloniai, švelniai. Taip. Čia yra 3 amortizatoriai. 3. Tarp kitko, 3 amortizatoriai, tai čia nežinau, galėsi dar kokį draugą 300 kg pasisodinti. Taip, ir tai pabandykit būtinai. Ir tai atlaikys. Priekį irgi yra, ne? Priekį, kas įdomu, rimta šakiai statyta. Taip, kad reguliuojasi va čia minkštumas. Šitoje pusėje, nu kaip standartinė, jeigu kas turi dviratį brangesnį negu 300 eurų, tai turbūt irgi turėsit va tokią panašią šakį. Tai čia reguliuojasi minkštumas to šakės. O šį čia, kas įdomiau, čia yra compression. Tai compression, ką reiškia, kad jūs jį galite užsukti
arba atsukti ir jinai arba jum neamortizuoja, arba pilnai atsisukus jį amortizuoja. Šiaip ant kai kurių kitų dviračių būna tiesiog toks klikt, tai ten išjungia arba atsidaro. Daugiau gal gali ties pusę pastatyti. Jo, čia gali pastatyti tokį, tą amortizacijos lygį, tokį dar paįvairinti. Nežinau, čia sviestas viskotas, vienu žodžiu, per čia gali įvairinti. Tiesiog, jeigu norit su kairę ranką, galite su dešinę. Gerai, rodė spidometrą, nes jau nebeįdomu. Gerai, taip, pereikim prie spidometrų. Opa. Engvė, pykšpakšt. Taip, rodo mylės per valandą, bet galite nusistatyti kilometrus per valandą. Taip, čia tada, ką dar mes matom greičius. Turi 5, kaip ir standartiniai. Tada kada informacija, kelionė, tada turim max speedą, tada turim average speedą, vidutinį, ir tada bendrą distanciją, kelionės distanciją, žodžiu, jėgainės gali. Taip, paspaudžiate info, šičia, čia palauk, čia lempus, lempų mygtukas, užsidegė čia, užsidega gale. Paspaudžiat stopą, kaip normaliam motociklė dega stopas. Taip, ką dar papasakot, turi akceleratorių. Tai vadinasi, kad galit akceleruoti, galit meniu nusistatyti, kad jisai iškart važiuotų, arba šiek tiek paminus. Tai jau čia tą funkciją nusistatysit palei save. Parodyk pipsiką. Pipsiką. Nerasi. Pasislėpęs buvo po gazu. Šiaip nesuprantu, kodėl visuose juose daro prie akceleratorius. Tai kaip to paskambinti, jeigu tu gazuoji, tipo, kad gazą atleistum, tada skambintum. O kam tu šis čia neskambinti, pipsint reikia? Nuskambinio, traukis. Bet šiaip, kodėl tai padaryti dėl saugumo, tipo, kad nevažiuotum, tipo, kad taip važiuoja, gazuoja ir... Parodė. O, taip papačia. Turi to patraukti. Arba... Taip, todėl, kad tu tada, kai pipsini, stabdai, o ne gazuoji. Tada tu esi agresyvus vairuotojas, jeigu stabdai ir gazuoji. Na, pavyzdžiui, BMW, jeigu vairuotojas esi... Kažkas tokį. Taigi, ką dar turi? Turi hidrauliką. Kokia čia hidraulika sudėta? Kas, žmonės nesuprant, ką tu kalbi. Hidraulinis ką? Hidraulinį stabdžių, jo, hidraulika. Tai čia rašas. Nieka čia nėra. Čia nieka nerašo. Engvė niekada nesidėjo, čia tiesiog hidraulinį. Šiaip atrodo kaip Shimano, bet nemeluosiu, čia ne Shimano. Bet turbūt kažkoks analogas Shimano. Kopija. Gera kopija. Kai kinai moka tai kopija. Taip pat čia yra kinietiškas. Bet kur nepataupiant Shimano, tai gale įdėjo. Jau čia tikrai nepataupyta. Čia nepataupė. Įdėjo Altusą. Jeigu lyginant klasėm nuo žemiausios iki aukščiausios. Tai čia 5B. Ne 5B. Jeigu nuo 1 iki 12, tai čia yra 3B. 3B? Nes turnėjas, ten turnėjas X, turnėjas toks. Bet B. B, čia Altusas, nes ten yra Altusas skiriasi. B tokių, kur net ne A. Ne aukščiausias Altusas. Čia vidutinės klasės Altusas. Tai va. Tai Altusą įdėjo Shimano, tada įdėjo, kiek čia, 8 bėgius, gale yra 8 žvaigždutės, tai galit minti kaip su paprastu dviračiu, turit 8 bėgius ir galit važiuoti, kad nepagailėjo ant Shimano Altusą, bet pagailėjo ant stabdžių Shimaninį. Bet žinai, visur negali būti tobulą. Tai mes, pavyzdžiui, gailim ant apžvalgininką. Taip, nekompetitingo. Taip, samdomo tokius. Taip, tai ką baigiau, nepapasakau. Tai jeigu norėsit minti kaip su normaliu dviračiu, tai nebus taip lengva kaip su paprastu, nes svoris jo yra kokį perpus didesnis, kaip realiai 2 normalūs dviračiai. Ir kitas dalykas, storos padangos, tai jums daug suvalgys tos amortizacijos. Tai vadinasi, kad iš bėdos galit minti, bet šiaip tikrai nebus taip smagu kaip su paprastu dviračiu. Bet kas bus smagu, tai važiuoti ant pilnos elektros. Šiaip nežinau, man pavyzdžiui, aišku, suprantu, dėl ko gazą įdėjo kairę ranką. Dėl to, kad čia bėgius sudėjo galinius, bet šiaip man vis tiek su dešinė smagiau spausti. Dabar kažkaip, čia kaip, žinot, kai gazą, kai stabdį bandai paspausti su kairė koja, tai buvo taip, tai čia tiesiog reiks biškai priprasti ant kairę nykščio, kad gazuojat. Nes gali būti. Tu taip tampytis gali. Tai va. O jeigu kairė rankis esi, ką tu aiškini čia žmonėm? Jo, tai čia kairė rankiam yra pats tas. Tai kairė rankiam su nuolaidos kodu kairė, plus duosim... Plus dešinę ranką. Plati sėdynė, tikrai patogi, čia dar po apačia amortizatoriai, tai čia negana to, kad turi 3 amortizatorius, storą padangą, tai dar ir sėdynė. O, lempuką radau. Ką?
Lempuks degražiai. O, žiūrėk, čia dar turime. Eik, savo. Dvigubis stop. Čia, žinai, kaip mašina. Nedaryk tokį visai nustebusi. Stopą, turim sėdinį. Vairas nesireguliuoja, tai aukščio nesureguliuosi. Jau kokį turit vairą, aukštį tokį turėsit. Ką galėtumėt pasidaryti, pas mus nusipirkti papildomai, išleidžiant pinigų, tai va šitą vairo iškišą tokį reguliuojamą. Šiaip bet ką galite nusipirkti iš mūsų papildomų išleidžiant. Nes tada daugiau uždirbam. Tai, tai vairas čia nesireguliuoja standartiškai, nesugalvojo čia pastatyti tokią reguliuojamą, tai jisai kaip susilenkia. Per čia pelenkėt. Va, kam pypsis toje vietoje, kad praneštų, kad sulenkiai. Viskas. Jie dabar gali pasidėti prie lovos praktiškai. Praktiškai jau. Ant ko iš čia pasistato? Ant to rėmų, žiūrėk. Protingai sugalvoja. Labai. Kas iškart yra komplektacijoje, tai blėkos, tie purvasogi vadinami. Jie jau pas mus iškart dovanojam prie dviračių. Dovanojam pedalus. Pedalus, vairą. Dovanojam. Jo grandinė įeina, sėdinė įeina, baterija irgi viskas dovanų, šiaip čia komplektacija tokia, kur sudedam viską. Viskas dovanų jau. Tai vat. O jeigu jums reikia šito dviračio, arba norit, pavyzdžiui, pabandyti, ar patogu jums ten ant tokio sėdėti, norit gyvai pasičiupinėti, tai nesu manim su dviračiu. Tai galite įrasti tik pas mus, mankis.lt arba Vilniuje ir Kaune mūsų fizinėse parduotuvėse.